Va. Sveikinasi šiandien tokia retą unikalią dieną, apie kurią buvo pranašauta ilgai ir aš pranašavau. Ir tai yra tas periodas apskritai visas, tai yra tokios karminės fiksacijos periodas. Šiandien aš papasakosiu daugiau apie tai, kas gi vyksta kosmoso platybėse, kokios energijos mums siunčia planetas, nes planetos nori, nenori įtakoja mūsų gyvenimą. Ne tai, kad jos įtakoja, bet būtent tos planetos parodo būtent kokios energijos, kokios nuotaikos yra kosmose ir kokias galimybes tai mums duoda. O duoda dabar rytas unikalias galimybes įkvėpti naują energiją. Nelabai girdisi? Pažiūrėkite savo nustatymus. Parašykite, kam gerai girdis, ar yra kam girdisi gerai. Aha, tai reiškia savo nustatymus, žiūrėkite. Žodžiu, tai yra dabar toks laikotarpis, retas, unikalus, neretas, bet vyksta jisai kasmet. Būtent lapkritis, kurį simbolizuoja būtent du vienetai, kaip tokie du šviesos stulpai, veda mus per tokią transformacinę kelionę. Aš tai vadinu, va tai, žinot, kaip mašiną mes plaunam, tokia mauto plovykla, yra tie du šepečiai, tai gyvenime tai būtent tos energijos, kaip du ugnies stulpai, mus visus prakrato, išvalo ir transformuoja, leidžiant mūsų jau naują ciklą, naujus metus. Šie metai dar būtent yra karminiai metai ir tai fiksuojasi būtent tokiam ilgesniam periodai. Tai, ką mes dabar padarysime, tai, ką mes transformuosime, tai, kokias pamokas pasiimsime ir kokias įžvalgas irgi pasiimsime iš viso to, kas dabar vyksta. Dabar vyksta toks periodas, kuris vadinamas dar via kombusta, reiškia sudegęs kelias, ne? Būtent sudegęs kelias, ne? Kai mes galim irgi prisikelti kaip feniksai iš pelenų, sudegti, reiškia sudeginti mūsų tas savybės, kurios mums jau nebereikalingos, kurios atgyveno savo ir būtent pereiti į kitą savo etapą. Ir kas daro tokių ypatingų būtent šį laikotarpį arba šį lapkritį, kad šiandien būtent Plutonas išeina iš Ožiaragio ženklo, kuriame jisai buvo 15 metų, apie 15 metų. Ką tai reiškia? Reiškia, kad ypatingai Ožiaragiams reikėtų atkreipti dėmesį į tai, nes tai būtent kai Plutonas būtent transformacijos planeta išeina iš to ženklo, tada tam ženklui palengvėja ir tai būtent tie metai, pažiūrėkite, kas yra Ožiaragiai, pagalvokite, kokie buvo paskutiniai jūsų 15 metų. Nes tai toks gilus pakratimas, transformacinis, būtent Ožiaragio ypatingai, o ir visų irgi, ne, visų irgi. Ir šiom dienom būtent Plutonas pereina iš Ožiaragio į vandenį, o Plutonas tai tokia stipriausia astrologija planeta, kuri valdo mases, mines, kolektyvus. Ir tos permainos, kurios atneš Plutonas kaip ta transformacinė planeta, jos gali būti tokios kolektyvinio masto, veiks kažkas tai tokio masiško planetarinėme globaliame lygmenyje. Šiais metais aš galvoju, kad tai būtent susijęs su Amerikos rinkimais, kur mes perėjome tikrai į žymiai geresnę mūsų realybės versiją, ne, kai Trumpas laimėjo, aš apie tai pasakoju. Ir dar būtent Saturnas išeina iš savo retrogradinės pozicijos ir dabar jis jau pradeda suktis į priekį. Jisai buvo irgi pusę metų savo retrogradinėje pozicijoje, o Saturnas tai yra būtent karmos valdovas arba tokia teisingo atpildo energijas nešantis planetarinius kūnus, ne, būtent planeta. Tai reiškia, kad per paskutinius pusę metų mūsų gyvenimas arba erdvėje norėjo tarsi atsukti biškį atgal, pasižiūrėti į savo karminės pamokas, į tai, kas turi būti perspręsta, pamokos, kurios turi būti išmoktos, tai, ko mes neišmokome anksčiau.
ko mes neišmokome anksčiau. Žiūrėkit, aš matau, kad dėl tyliai kažkam gerai, kažkam negerai. Dabar aš nieko negaliu padaryti. Jūs galite žiūrėti Facebook'e. Aš Facebook'e irgi transliuoju. Gal ten bus geriau, nežinau. Nes naujas įrenginys ir naujas įrenginys ir aš pasižiūrėsiu kitą kartą tada būtent su garsu. Ką aš sakiau, ne? Ką aš sakiau apie Saturną, ne? Taip pat būtent tie paskutiniai pusę metų, jie buvo atsigręžti mum atgal ir išryšti tos karminius mazgus, nes kitaip tai vėlgi bus pernešta į kitą etapą, į kitą laikotarpį, tik tai jau biški paturbintų variantų, ne, kur ta situacija bus biški rimtesnė, jeigu mes jos dabar neišgirdome. Ir neišmokome, neišgirdome tai, ką mums norėjo pasakyti visata, pasaulis. Vat. Dar mes vėl 26 dieną turėsime retrogradinį Merkurijų, kurio turbūt dažnas bijo, kaip atrodo keiksmažodis, bet retrogradinis Merkurijus irgi mus grąžina į tokias situacijas nepragyventas, grąžina mums žmonės, su kuriais neišspręsti. Pabandykite jau ausines, va čia kažkas rašo dėl garso. Ką aš galiu padaryti? Nežinau, ar aš ką galiu padaryti iš tikrųjų čia. Įsivaizduoju. Žodžiu, dar Merkurijus, ne, kuris vėlgi galės mums grąžinti situaciją, žmonės iš praeities, nebaigtus santykius, ne, ir tai bus apie kažkokį tai komunikaciją, komunikacijos trikdžius, vėlgi, kai yra retrogradinis Merkurijus, stringa visokias komunikacijos laidos, kažkokie ryšiai, susitikimai, atrodo viskas griūna, bet vėlgi tik tai tam, kad tai būtų pastebėta, ne, kad kažkas tai yra tokio neišspręsto. Tas laikotarpis nuo lapkričio 11, kai mes ėjome portalą 11.11, tai tokie vadinami Persėjos vartai, toks unikalus laikotarpis, kuris mums duoda tokias gilios transformacijos energijas, bet taip pat siunčia ir naujas energijas, kurios padeda labai greitai, būtent kaip tai tokie stulpai, kaip autoplovykla, padeda mums praeiti šitą etapą, sudeginti tai, ką mes esame pasiruošę sudeginti. Šiandien mes darysime tokią praktiką, kuri man šiandien atėjo. Aš tikiuosi, kad visi turite kokį nors kristalą arba akmenį. Jeigu ne, tai pasiimkite kažką. Aš radau vat tokį akmenuką. Man čia rašote, kur viršyje. Tai aš pažiūrėsiu. Aš neturiu to garsiakalbio ženklo, kuris rašote man. Neturiu aš jo. O dabar, pažiūrėkite, parašykite, ar dabar aš kažkokius nustatymus pakeičiau. Parašykite dabar. Gerai, aš daugiau nesitrukdysiu su garsu. Na, jeigu taip yra, reiškia taip yra, vis tiek tai va, reikia žiūrėti. Jo, kai kuriem girdisi puikiai nuo pat pradžių, todėl savo nustatymus žiūrėkite. Vat. Aš turiu paprastą akmenį, tą akmenį reikės mums po to išmesti, sakykime, taip, atiduoti gamtai atgal. Ne, kad jisai mums padėtų kaip kristalas, nes kiekvienas akmuo yra irgi kristalas. Galite, kas neturite akmens, pasiimkite tiesiog druską. Galbūt net su druska geriau. Įpilkite druskos į kokį nors stiklainį arba galbūt netgi į maišiuką, nes visą tai reikės išmesti. Visą tai reikės išmesti. Druska yra kristalas, netgi cukrus yra kristalas, bet geriau druska.
mes padarysime tokią praktiką, kur mes paprašysime irgi visatos, kristalų, žemės stichijos padėti mums atsikratyti būtent to, ką mes jau galime paleisti. Dabar labai svarbu nustatyti tos tokius vidinius nustatymus, kuriais vadovausis būtent visą tą, ką mes dabar nusprendžiame. Dabar tas laikotarpis, kuris prieš dar gruodį, nes gruodį jau bus biškį taip ramiau viskas, o lapkritis jisai toks sukrečiantis dalinai, jisai iškeliantis visas programas. Ypatingai paskutinis laikotarpis, jūs galite pastebėti, vat nuo 11 ar nebuvo padidėjusių, nežinau, baimių, panikos atakų, išskirtinių sapnų, netgi pranašingų sapnų. Dabar stebėkite, dar iki 26-8 iki lapkričio pabaigos, tai labai labai aktyvu, kai pasąmonė labai aktyvi, kai visata duoda mums ženklus, kiekvienam skirtinga forma. Galbūt vieniem duoda visatą ženklus, būtent kažkokia tokia lengva forma per sapną, ne, kad tu žmogau, pažiūrėk, galbūt tu kažkur padarėjai kažkokį nekorektišką sprendimą, netitinkantį visatos dėsnius, arba tu eini ne pagal sielos planą, arba tu turėjai iki, pavyzdžiui, 35 metų, arba 40, arba tam tikro laikotarpio atlikti tam tikrą, nežinau, darbą arba misiją, tai, kad tu suplanavai kaip siela. Ir iš pradžių visata visą laiką duoda tos patarimus, ženklus labai labai švelniai, bet kai mes negirdime, ne, tada pradeda belstis pas mus garsiau. Todėl, jeigu jūs gaunate kažkokius tai ženklus, dabar labai labai tikrai paturiu atkreipti dėmesį į tai, nes tai gali ateiti per sapnus, tai gali ateiti per kažkokį žinutę. Galbūt jūs šiandien kažką tai gausite, galite irgi savo dabar paprašyti, gauti atsakymą jūsų klausimą. Ir aš, jeigu reikės, ta informacija tiesiog bus išreikšta į energoinformacinį kvantinį lauką ir galbūt aš atsakysiu būtent jūsų klausimą, jūs gausite savo žinutę. Dėl mano praktikos tai veikia ir visą laiką turėkite intenciją, kai jūs ateinate. Pavyzdžiui, aš noriu gauti atsakymą, kodėl pas mane taip vienaip arba kitaip vyksta. Ne? Ir taip jau būna, kad grinai jūs ir gausite savo atsakymą. Todėl dabar būtent nusistatyti, tos pasukti vidinius nustatymus, vos ne pažadėti visatai, ne, ką mes norime daryti, kaip mes žadame gyventi, pasinaudoti visatos pasitikėjimo kreditu. Nes visata, kaip bankas, jinai duoda mums tokį pasitikėjimo kreditą, kaip, pavyzdžiui, išpildo mūsų norus. Ne, mes kažką tai, labai dažnai mes pažadame, ne, kažką padaryti, bet to nepadarome. Taip pat kaip ir su praktikomis, ne, šita praktika yra už donaciją. Šita praktika už donaciją yra, jeigu jums informacija visiškai nerezonuos, tai jums nereikia palikti mainų, jeigu jums visiškai nebuvo naudinga, bet jeigu naudinga, tai tiesiog palikti donaciją, nes ta praktika turi būti mokama, bet tiesiog kažkokiu tai, ne kažkokiu tai, bet būtent sielos vedimu norėjo padaryti tą praktiką prieinamą visiems, todėl tiesiog palikti donaciją pagal savo galimybės, ne, pagal savo galimybės. Mainus, ta prasme, rekvizitus jūs turite, aš dar paliksiu Facebook'e ir YouTube'e, apie to, kur bus įrašas, tai jūs galėsite jūs rasti ir palikti donaciją, nes taip pat irgi aš ateinu į praktiką, ne, aš ateinu į praktiką, kuri yra už donaciją, bet pavedimų, paaukojimų būna žymiai mažiau, negu iš tikrųjų buvo žmonių eteryje. Man keli eurai, tai prasme, nieko nepakeis, bet pakeis jums, ne, nes kai mes pažadame, ne, tai už pasitikėjimo kreditas, aš jums sakau, jūs galite nemokėti, bet atidėkosite tada. Ir aš visą laiką leidžiu mokėti už savo praktikas, netgi už sesijas vėliau, ne, jeigu žmogui yra problema. Bet jeigu jūs nevykdote savo susitarimo pusės, ne, savo susitarimo pusės ir savo dalies, tada mes padarome disbalansą, ne, mes padarome disbalansą. Todėl būtų teisingiausia, kad visos praktikos būtų už donaciją, arba kiekvienam turi būti prieinama, bet kiekvienas turi irgi suvokti, ne, apie savo pareigą, kai jisai pasižada kažką padaryti, ne. Tai taip pat ir su visata dabar, ne, mes galime pasižadėti, kad mes dabar gaunam praktiką, mes dabar gaunam energijas, mes prašome mums padėti, bet kaip mes žadame gyventi, ką mes iš savęs galime padaryti,
kad mūsų gyvenimas taptų kitoks, arba ką mes galime irgi atiduoti pasauliui. Bet šiandien aš norėjau atiduoti pasauliui būtent šią praktiką už donaciją. Ne? Tai jūs mokate tiek, tiek tiesiog, kiek jums išeina, ne, pagal pajutimą. Vat. Ir būtent mes darysime šiandien tokią praktiką, su akmeniu ir su kristalais. Po šito laikotarpio, būtent to Vio Kombusta, toks kaip sudegintas kelias, sudegintas, dėl kad būtent yra tokia legenda apie Heliosą, kuris nukrito nuo dangaus, kur užsidegė būtent tas vežimas, ir tas Feniksas, kuris sudega iki pelenų, jisai palieka būtent sudegusi kelią, sudegus tik ruožą. Ir būtent tas sudegintas kelias, arba ta Vio Kombusta, jisai yra apie tai, kad taip dabar pats tinkamiausias laikas deginti, transformuoti, paleisti visą tai, kas jūs galvojate jums trukdo, paleisti negatyvias emocijas, baimės, kažkokius galbūt savo išgalvotus trūkumus, ribojančias programas. Pats tinkamiausias laikas, kai visata tiesiog siunčia tas energijas, ugningas tokias, ir po to už tą darbą mums atlygina tokiu kitų periodų, kuris prasidėjęs 21 lapkričio, tai yra būtent Via Vitalis. Vitalis, ne, vitalus, ne, gyvybingas, ir tai yra tokios stebuklų atpildų metas, kai mums dabar už mūsų darbą, už mūsų indėlį visata apdovanoja, jinai siunčia mums tokias energijas, pastiprinimo, žinot, kaip mama, kuri sako, visata kaip erdvė, sako, va, tu buvai šaunuolis, gerai padirbėjai su savimi, kažką tai susivokiai, susipratai ir maždaug pamoka baigta. Ir už tai visata mus dosniai apdovanoja. Todėl, ką aš sugalvoju, irgi šiandien man atėjo prieš praktiką tokia mintis, kad vėl galbūt padaryti tokį mini kursą, kad pravesti per tą perėjimą tarp Via Kombustos ir Via Vitalis, kad maksimaliai išnaudoti būtent tas energijas. Bet tai irgi donacija. Aš galvoju, kad minimalus mainai, man atėjo suma 29 eurai, nes tą visą savaitę dirbsime ir bus meditacija 28 dieną, tokio užtvirtinimo. Tai kam rezonuoja būtent, tai bus uždara grupė, uždaros praktikos, ir kam rezonuoja, jūs man parašykite, ir mes tikrai padirbėsime kasdien, galbūt po valandą, tokioje labai uždaroje grupėje, mes padirbėsime būtent ties tom, kad galėtum dar labiau viską sudeginti, paleisti, suvokti, apie ką tai man, ir pereiti būtent šitą laikotarpį. Nes jau gruodį bus, biškai, žinot, kaip šaukštai po pietų, jau gruodį bus visai kitokios energijos, dabar lapkritis, nėra kada miegoti, reikia kuo daugiau padaryti su savimi. Tai va, tai palaukit, man čia kažkas skambina duris. Darysiu. Na, kažkas iš tikrųjų vaikas grįžo. Tuoj aš. Sapnu apie anoreksiją, per sapnus aiškiai matau, kaip kiša kaulai, ir taip jau ne vieną naktį. Taip, dabar tie sapnai gali būti tokie netgi pasikartojantis. Aš dabar nenagrinėsiu ir neatsakinėsiu klausimus, nes mes labai ilgai užtruksim. Ir dabar, jeigu jūs norite, ateikite į sesijas, aš galiu net padaryti nuolaidas sesijams, būtent tai savaitai, jeigu jūs negalite mokėti, nežinau, pilnos kainos, jūs tiesiog parašykite man. Nes tikrai iki lapkričio pabaigos tai yra toks laikotarpis, kurį negalima praleisti. Ir aš norėjau būtent šiandien tom ir pasidalinti su jumis.
Jei mokėsim dalimis iš visas praktikas, tai vis tiek kažkaip vieną pervesti. Labai supratau. Jūs galite mokėti dalimis, ta prasme, dalimis mokate ir išmokate visą sumą. Ta prasme. Pasimokė už visų lapkričio mėnesio praktikas, tai atskirai. Tai ne, praktikos buvo būtent tos meditacijos. Praktikos buvo tos meditacijos, tas neįeina. Jo, žvakių uždekite, tegul dega visą laiką per mano praktikas. Gerai, ar turite kokių nors klausimų? Ir dar biokombusta, tai būtent toks patikrinimo kelias, ne, būtent tas, kuris dabar bus iki taip, 21-22 dienos, tas toks patikrinimo kelias, bet duodantis po to labai gerą atpildą už tos rezultatus, kuriuos mes padarėme, už mūsų būtent asmeninį darbą, tokį vidinį augimą. Ir dabar labai svarbu ir svarbiausia yra būtent nustatyti tos vidinius nustatymus, kaip aš noriu ir ką aš pasiruošęs ne, padaryti dėl to, ką aš galiu duoti pasauliui mainais. Kad tai nebūtų tik tai aš noriu, visatą duok man, bet tiesiog ir ką aš galiu duoti, būtent ką aš galiu duoti, kad tai būtų irgi mainai su visata. Pavyzdžiui, tai jeigu iš tokios visiškai banalios pusės, tai galbūt pervesti močiutę per gatvę arba kažkam irgi padėti padaryti kažkokį gerą darbą, žinau, surinkti šiukšlės, pamaitinti benamius gyvūnus. Kažką tokio, kuris byloja apie jūsų tokią dvasinę brandą, apie tai, kas byloja apie jūsų pasiruošimą gyventi kitaip, gyventi kitose vidiniuose nustatymuose, nes būtent visata yra toks atitikmuo mūsų vidinio pasaulio, kas prisitaiko išorėje. Todėl jeigu jūs kažko neturite, reiškia, to nėra jūsų vidinėme pasaulyje. Ir kaip tik viskas, kas yra jūsų vidinėme pasaulyje, kaip visos mintis, tai atsispindi būtent išorinėme. Ir jeigu jūs kažko neturite, reiškia, vietoj to jūs turite kažką kitą. Čia kaip vieta autobusai, jinai niekada nebūna tuščia. Pavyzdžiui, jeigu aš neturiu santykius, aš turiu kažkokią kitą antrinę, jeigu neturiu santykių, aš turiu kažkokią kitą antrinę naudą, kodėl man nereikia šito santykio. Jeigu aš neturiu pinigų, irgi tokia antrinė nauda, kodėl aš jų neturiu. Aš jų neturiu dėl to, kad man pinigai reiškia pavojus ir panašiai. Todėl panagrinėkite save, išrašykite savo programas, negatyvias, ribojančius įsitikinimus. Tie, kas norite, mes būtent tai padarysime tam mini kursą 5 dienų nuo rytdienos ir iki 28, gal net 6 dienų, gaunas, nežinau, kiek čia tų dienų bus. Bus neurografika, nes mums reikia biškį ištrinti būtent irgi iš smegenų ir sukurti naujas neuroninės jungtis, kuriais mes keliausime, nes vien nusiteikimo tokio vidinio neužtenka, reikia dar padirbėti su smegenimis, kad aktyvuotųsi, atsirastų naujos neuroninės jungtis, per kuriuos, sakykime, vaikščios būtent tas energetinis smegenų impulsas, kaip traukinukas, ne? Jeigu mes norime gyventi kitaip, mes turime savo traukinukų, kuris bėga, važinė kartais tokiu pačiu maršrutu, tais pačiais bėgais, jisai atvažiuoja į tą pačią vietą, į tą pačią tašką, ne? Tašką B. Todėl jeigu mes norime, kad traukinukas atvažiuotų į tašką C ir gauti visai kitokį rezultatą, turim suformuoti irgi naujas neuroninės jungtis, todėl mes dirbsime taip iš visų pusių.
iš visų pusių, na, kad tai pravesti, ne, ištempti va, dabar iš tų susiformavusių bėgių, nes mūsų smegenys veikia kaip, ne, yra nu, neuroninės jungtys susiformavo ir viskas, traukinukas važiuoja tais bėgiais, ne, pastatytas kelias, bėgiai sujungti ir mes va, tokie kaip, ne, kaip rate kažkokiam užburtame, išeinam iš to pačio taško ir grįžtam į tą patį tašką, ne? Mes turime tada kažką pakeisti nustatymus būtent ir suformuoti naujas neuroninės jungtis, nes be šito niekaip. Ir tai bus tokios praktikos, kurios šiandien man atėjo, dėl to aš su tokiu trumpu įspėjimu apie tai pranešu, nes aš to neplanavau. Aš to reiškia, kad vandeniams ateinantis 20 metų bus ypatingai sunkus. Jie nebus tokie sunkus, kaip buvo sunkus ožiaragiams, nes vandenis yra naujovių ženklas, toks inovatoriškumo. Ne? Ir vandenis, ožiaragis jis toks sunkesnis žemės ženklas, kai tarytum norėjo energijos prispausti prie žemės, kartais netgi paimti ir veidų į žemę, kad žmogus tam tikrą prasme nukristų, bet nukristų iš savo tokio savigarbos, puikybės piedestalo, jeigu jisai yra ten užlypęs, ne? Kad būtų arčiau žemės, ta prasme, kad nebūtų, sakykime, toks pasikėlęs, nes daug mes turime skirtingų tokių emocijų, kaip puikybė ir kitos skirtingos negatyvios emocijos, pavydas, kaltė, gėda, mus norėtų tarytum nukratyti nuo to piedestalo, ar tai kalties, ar gėdos, puikybės, kas tai būtų, pavydo ir arčiau žemės. Ir tai buvo ganėtinai sunkios energijos. Paskutiniai 15 metų apskritai periodas buvo toks transformacinis. Ir šiaip 2012 metais jau pranašavo pasaulio pabaigą, bet tai buvo tiesiog epochos pabaiga, to sunkmečio pabaiga, kai mes peržengėme į kitą etapą, tą 5D perėjimas, būtent dabar Saulės aktyvumas prie to labai labai prisideda. Todėl būtent taip. Tai bus dabar lengviau vandeniams, negu buvo iš tikrųjų kokie buvo ožiaragiams. Aš pažįstu kelias ožiaragius gan artimai ir jie sakė, jiem tiesiog palengvėjo, tikrai palengvėjo, bet ir man aš jaučiu tokį, žinot, kaip atrodo, vat kažkoks tai toks visuotinis presas, kuris spaudo mus prie tos žemės, bet atsisukti į save, į savo tikrąją prigimtį, ne? Kažkur mus kratydavo tam, kad mes suvoktume būtent visatos dėsnius, kaip viskas funkcionuoja, savo misiją, dėl ko mes čia esame. Ir tai buvo tam. Tai vat šiandien ir dar lapkritį, vat būtent visi šitie aspektai, atsikratyti seno nereikalingo, ko mes nenorime nešti į kitą etapą, į kitus metus. Labai labai puikus laikotarpis, tikrai padirbėkite patys, jeigu jūs nenorėsite eiti su manimi, bet tiesiog kasdien darykite praktikas, nepražiopsokite būtent šitos galimybės, tokios retos epochų, netgi epochos kaitos laikotarpio, kuris tikrai yra labai gausus. Štai pažiūrėsiu biškiai, gal kokie nors įdomus klausimai ir mes einame prie praktikos. Aš po meilės savo įžangos suvokiu kai ką ir atrodo pasikeičiau, man labai padėjo. Jo, dar ir mes turime kursą meilė sau, tai tie, kas norite padirbėti dar ir su meilė sau, kviečiu prisijungti, mes turėsime praktiką rytoj arba penktadienį. Tai va, tie, kas norite dar prisijungti prie meilė sau, jau buvo 2 pamokos, viena atvira visiems, jeigu kas nematė, galite pasižiūrėti. Jo, po 2 kursų šiandien ar vakar merginos rašė, kad labai labai pasikeitė, nes meilė savo nanopsichologinė. Ką reiškia nanopsichologinė? Tai reiškia, kad jinai su nežemiškų civilizacijų atstovais, kadangi aš esu channelerė ir gaunu informaciją, kaip gydyti energiją. Mes esame energija ir gydytis turime visų pirma energetiškai.
Aš aišku nesu prieš mediciną, tikrai jinai yra reikalinga, bet priežastis susirgymų visą laiką būna energetiška. Ne? Ir man atėjo tokios naujos žinios, naujas būdas, kurį man perdavė mūsų kosminiai draugai. Aš galbūt tada paskelbsiu, kai kurios tam tikrus žmonės galėsiu priimti. Galbūt vaikus netgi, labai dažnai vaikai serga būtent tėvų lygomis arba paima lygą iš tėvų, ne? Nes vaikai yra tokios kaip kempinės, kurie nori išsaugoti tėvų gyvenimą. Aš galbūt paimsiu keli žmonės patestuoti šitą būdą už atsiliepimus ir už kažkokią tai donaciją, ne? Patestuoti, kaip tai veikia. Tad stebėkite anonsus, aš pranešiu. Jūs irgi nerimo ar veiks manifestacija. Reikia žiūrėti, dėl ko yra nerimas. Nerimas tai visą laiką apie baimę, kontrolę, nepasitikėjimą, visą tą. Būtent nerimas ir baimės yra irgi tas aspektas, kurį reikia dabar tiesiog išmesti. Nes baimė tai yra nepasitikėjimas visą tą, nepasitikėjimas savimi. Ir labai labai negatyvi emocija iš tikrųjų. Manifestacija, tiesiog jūs manifestuojat kaip, mes manifestuosime taip, kai mes manifestuosime norimą gyvenimą, ne? Ir visą laiką, kai mes manifestuojame, kai mes kūrėme norus, visą laiką ateina kažkoks tai patikrinimas iš visatos, ne? Nes jeigu mes to neturime, reiškia, kažką mes darome ne taip, nes mūsų norai turi pildytis ganėtinai greitai, ne? Bet jeigu mūsų norai greitai nesipildo, reiškia, viduje yra ribojančios programos. Ir tas ribojančias programas reikia atkasti, jos pasąmoningos, jos nematomos. Žmogus labai dažnai be pagalbos iš šono jis negali jų pamatyti, nes jos dėl to ir yra pasąmoningos, jos tokias neužčiuopiamos, ne? Bet būtent tos pasąmoningos programos valdo mūsų gyvenimą. Ir jeigu yra nerimas, baimė, negatyvi emocija, jau negatyvi vibracija, ne? Ir manifestacija, jinai tik tai pareiškins jūsų problemas. Ta prasme, aš labai retai darau manifestacijas, todėl kad jeigu mes kažko neturime, reiškia, kažkas yra vietoj to. Ir jeigu mes prašome visatos duoti mums tai, ko mes neturime, ne, mes, reiškia, nesame tam, jeigu mes to neturime, mes, reiškia, dar nesame tam pasiruošę. Ir jeigu mes prašome kažko, ateina patikrinimas, kaip pareiškinimas tos problemos, dėl kurios mes to neturime. Pavyzdžiui, prašome, žinau, laimingų santykių arba prašome pinigų, prašome pinigų, o paima ir turime kažkokį tai praradimą. Ir reikia už tai dėkoti, nes pakelia, galbūt mūsų per tą praradimą pakelia mūsų baimę likti be pinigų, pavyzdžiui, ne? Už visatą to negali galbūt kažkaip kitaip pasakyti, visatą rodo, va, žiūrėk, tu turi vienokią ar kitokią baimę. Ir jeigu jūs kažką manifestuojate, kūrėte planus, kažkas tokio negatyvaus atsitinka, reiškia, ten būtent yra tas raktas, kurį reikia pasukti ir kieno pagalba galima išspręsti problemą. Dar ką noriu pasakyti, jeigu mūsų gyvenime yra problemos, reiškia, visą laiką yra jau sprendimas erdvėje, raktas yra mūsų viduje, tai reikia jį atrasti ir pasukti. Jeigu jūs negalite patys, o pačiam man dažniausiai labai sunku, ateikite į terapijas, į asmeninės sesijas, pas mane kitur, ten, kur jūs pasitikite, ne, kas gali jums padėti tą raktą atrasti. Nebūna taip, kad mes negalėtume išspręsti kažkokios problemos arba kad jinai būtų be išeities. Visą laiką, jeigu mums yra sukuriama problema arba išbandymas, yra padėta tokia kaip pagalbė, ta airbagas, ne kur mašinas, saugos pagalvėlė, arba raktas jau yra mūsų viduje. Arba jeigu mes turime daugiau problemų, mes pradedam dirbti su savimi, mūsų gyvenime gali padaugėti problemų. Kodėl? Todėl, kad mes esame pasirengę apdoroti didesnį karmos kiekį. Ne? Duoda pagal galimybės. Ir kuo greičiau
kuo greičiau mes tai apdorosime, išspręsime, tuo greičiau mes turėsime tai, apie ką mes svajojame. Ir duoda visą laiką pagal galimybes, pagal vidinių raktų turėjimą, nes nebūtų taip. Gera naujiena tame, jeigu jums dabar labai sunku, reiškia, jūs turite labai didelį vidinį potencialą tai išspręsti ir greičiau pabaigti šitą procesą. Aš galvoju, aš nežinau, tiem, kas neturi, arba tiem, kas yra dabar, nežinau, problemų su finansais, ateikite, jeigu norite pas mane, ateikite, aš galbūt padarysiu galbūt kažkokias nuolaidas būtent šį laikotarpį. Jeigu jūs norite gauti būtent savo raktus ir sprendimus, kaip išeiti iš tos situacijos, iš tų probleminių situacijų. Bet svarbiausia, reikia daryti, jeigu jūs gaunate patarimą, nes kaip man rašo kai kurie, mano gyvenime nieks nesikeičia arba problema išlieka. Aš klausiu, ar tu padarei tą, ką mes kalbėjom sesijos metu? Ne. Tai kaip gali pasikeisti? Vien atėjus pas mane į sesiją paklausus manęs, tas nepasikeis. Jūs turite patys irgi dėti savo indėlį. Aš duodu raktą, bet sukinėti tuo raktu reikės jums. Ne? Arba kitas vedlys, mokytojas, nežinau, psichologas duoda raktą, bet pasukti reikės jums. Ir jeigu jūs ateinate, po to sakote, nu, aš to nepadariau, aš jūsų užduoties neatlikau, arba aš tam to nepasakiau, to nepadariau, nu, tada kaip? Tai va. Kokie metai mūsų svarstylėm? Žiūrėkit, aš nesu astrologija tokia, kuri daro prognozes, aš tiesiog žinau tos tokius aspektus, kurie man atrodo svarbus ir reikšmingi ir aš juos transliuoju. Pasižiūrėkite, kokie metai bus būtent jums. O dėl vandenio, tai jau vyksta, turiu sūnų, vandenį ir viskas, ką sakot, nuo lapkričio pradžios panašiai vyksta. Rašykite tie, kurie turite vaikus ypatingai. Aš galbūt vaikams padarysiu nuolaidas arba paimsiu galbūt kelius vaikus. Taip, padirbėti su jais. Tiesiog už donaciją, už kažkokį tai atlygį, už kažkokį gerą darbą galbūt, kurį jūs padarysite kitiems. Dėl visų dabar tas energetinis perversmas, jisai visus veikia. Tiesiog, kad Plutonas buvo ožiaragėje, labiausiai tai paveikė ožiaragius, nes ožiaragiai, jie tokie biški, stagnatoriai, kai kur tokie stagnatoriai, galbūt labiausiai priešinasi naujovėms. Dabar dar labai svarbu nesipriešinti naujovėms, priimti tai, kas yra jūsų gyvenime. Net, kaip sakiau, galbūt kaip ne tik negatyvas, bet nemalonios situacijos jūsų gyvenime. Jos yra tik tam, kad atkreiptų jūsų dėmesį į kažką, tai ne, ką išsprendus atsilaisvins didelis potencialas ir naujos galimybės. Aš kartais būnu tokia, žinot, mazochistė, sąmoninga, ne, kai būna pas mane sunkumai, jie irgi būna. Sunkumai ne visą laiką apie karmines skolas ir programas, sunkumai apie patikrinimą, ar tu pasiruošęs perlipti kitą laiptelį savo evoliuciją, savo išsivystymą, ar tu nori gauti galbūt daugiau visatos dovanų. Ir aš kartais prašau, duok daugiau, stipriau mane patikrink visą tą, kiek aš galiu dabar maksimaliai ištverti, arba kad man tiesiog įvyktų perversmas, ne? Dėl vieni nuogąstauja, kai turi problemas, kiti kaip tik džiaugiasi. Tai būtent dėl to reikia džiaugtis. Aš visą laiką sakau, džiaugitės, jeigu jūs turite problemas. Reiškia, jūs jau pasiruošę, jau yra paruoštas jums kitas laiptelis, tik tai reikia pasukinėti tos raktus ir pereiti. Taip nebūna lengva, taip tikrai nebūna lengva, bet vidurinis sūnus yra be galo piktas, biškai pakomentuosiu ir einam į praktiką, nes tai yra svarbu labai. Dėl vidurinio sūnaus, kuris labai piktas, muša jaunesnį brolį, grasina mirtimi, ištisai klykia ir matosi, kad blogai vaikui. Dar išbertas visą laiką ir jie labai daug maisto. Visų pirma, jeigu jūs matote tokias situacijas, tai jums seniausiai reikėjo eiti pas specialistus kreiptis. Vaikai serga
jūsų lygomis, ypatingai jeigu vaikai iki 13-14 metų, jie paima tėvų dinamiką, jie paima dinamiką šeimos, neša ant savęs tą krūvį energetinį. Ir kas jam lieka? Pykti, galbūt kažkaip tai išreikšti tą emociją kitaip, ne, galbūt tėvai neišreiškia savo emocijų, užsigniaužia ir savie, vaikas tai paima ant savęs ir per save, per savo kūną jis tai pratransliuoja, kažkaip tai transformuoja, jisai tai išrėkia, išmuša, nežinau, ryja maisto, ne, kad uždaryti tą būtent tą energetinę skylę. Kodėl mes valgome? Valgome būna labai daug, nes ten yra skylė energetinė, nu, kaip tuščias kibiras ir mes valgome, o pasitenkinimą nejaučiame dėl to, kad ne tai mes norime užvalgyti, nesuvokime, kodėl mes valgome. Ir taip pat su viskuo, su saldainiais. Na, jeigu vaikai valgo, arba jūs valgote, arba jeigu vaikai yra pikti, arba kaip tik uždari, arba jeigu vaikai serga, na, geriausia, ką galite padaryti, visų pirma, atkreipti dėmesį į savo programas, ne, kur, aišku, patiems kartais tiesiog gali būti sunku, eikite pas specialistus, nes ieškokite pagalbos tiesiog, nes tam labai daug visko pas jį. Žinoma, galima kapstytis labai daug, gydytis homeopatiją, bet reikia irgi tos energetinius dalykus žiūrėti, ne? Pasižiūrėti, kodėl siela tai pasirinko, ne? Ir kodėl būtent pas jūs atėjo toks vaikas, ne? Ką jums reikia suvokti per tai, kad pas jūs atėjo toks vaikas, toks vyras, tokia mama, jūs gimėte tokie šeimoje, nu, viskas yra susiję ir viskas turi reikšmę. Tai va. Gerai, atsigerkite vandens ir einam praktiką. Pakvėpuokite, gilūs, ramus, gražus įkvėpimai, iškvėpimai. Įkvepiant, įkvėpkite energiją, tiesiog įsivaizduokite, kad aplink jūs yra auksinė energija, tarytum auksinės dulkės, kibirkštės tvyro ore. Tai yra ta energija, kuri dar yra vadinama prana, kurią dabar mums gausiai siunčia, transliuoja būtent saulės žybsniai. Duoda mums dovanas transformacijai, kaip papildomą energiją, papildomą resursą, kad mes tik tai galėtumėm paimti ir ant tos energijos išjudėti. Įsivaizduokite dabar, kad jūs supa tokia auksinė migla yra visur. Jūs matote oro daleles, kaip žymantį auksą. Pakvėpuokite ir prisipildykite būtent tą auksinę energiją. Auksinė energija tai yra universali visatos energija, kuri padeda atnaujinti mūsų sistemas ir netgi atjaunėti. Kvėpuojant auksinę energiją kasdien, įveskite dabar tie, kurie norite, ne, kvėpuoti auksinę energiją. Atsikeliam, įsivaizduojam, kad visur auksinė energijos tiek daug, mums reikia tik tai pasiimti. Prabundame, įkvėpime ir prisipildome resursų visai dienai. Einant miegoti irgi įkvepiam auksinę energiją ir įsivaizduokime, kad jinai mus nuramina, užmigdo, užliuliuoja, transformuoja mūsų miego metu. Nes kai mes miegame, mūsų aura prasiplečia, mes galime daugiau netgi ir pasisemti. Ir įsivaizduokite, duokite komandą savo pasąmoniai kvėpuoti visą laiką auksinę energiją. Tai tarytum, man dabar sakoma aukštesnysis aš, perduoti jums, kad būtent via vitalis, ne, ir dabar tas ugnies energijos, ugnies stichijos labai aktyvios
Todėl tą energiją jis transformuos iš vidaus, sudegins tas klaidas, kurios sukelia senėjimą. Bet kažką reikia dėl to padaryti, išreikšti ketinimą ir pakvėpuoti auksinę energiją su dėkingumu visatai už tą dovaną. Pakvėpuokite dar, pripildykite savo aurą. Pagalvokite dabar, ką jūs norite matyti savo gyvenime. Kokį gyvenimą jūs norite matyti, kokią ateitį. Kaip gyventi, kur būti. Kas jūs suptų. Ką norite girdėti, matyti, užuosti. Prie ko norite liestis. Tiesiog įsivaizduokite maksimaliai viską detalėse. Pabandykite įjungti visus sensorius. Auksinė energija tai tokia universali energija, kuri irgi padeda mums. Pasiekti tai, ko mes norime, duoda papildomą resursą. Paprašykite energijos auksinės ir jūsų aukštesnio aš, jūsų sielos, atrasti jumise tokius kaip židinius negatyvių, ribojančių programų arba negatyvių emocijų arba jausmų. Kur yra jūsų galbūt baimės židinys, apie tai, tie, kurie kalbėjote apie baimę, kur yra jūsų ligos židinys, kur jūsų kūne, jūsų vidinėme pasaulyje yra būtent tas židinys, kur sėdi būtent ta sėkla. Auksinė energija tarytum toks sūkurys arba spindulys, kuris tarytum skenuoja jūsų kūną. Auksinė energija, jinai skenuoja jūsų kūną, nagrinėdama jūsų vidinę visatą, jūsų vidinį pasaulį ir atrasdama toks kaip tikslus sensorių skaneris, atrasdama tas vietas, tas tamsias vietas, kur auksinė energija negali praeiti, nes ten yra kažkas tai užstrigę, ten jau susiformavo toks gniužulas, tamsus energetinis gniužulas. Paprašykite tos energijos, tarytum kaip akmenį suskaldyti tą energetinį gniužulą. Bet paklauskite, apie ką tai buvo man. Mes negalime tiesiog paimti ir sunaikinti, nesuvokus priežasties ir problemas. Jeigu jūs atradote kažkokį tai židinį, nežinau, baimės, pavydo, puikybės, kalties, gėdos, kas tai bebūtų, paklauskite, apie ką tai man. Ką aš turiu pakeisti, pakoreguoti savyje, kad tai neatsinaujintų. Tiesiog būtent to tamsaus energetinio gniužulo paklauskite, ką aš turiu pakeisti, pakoreguoti savyje, kad tai neatsinaujintų. Galite dar paklausti, kokias situacijas sukeldavo jūsų gyvenime būtent tas energetinis gniužulas juodas. Su kokiamis situacijomis, kokios situacijos paryškindavo tai, kad tai yra jumise. Kokios situacijos realiame gyvenime paryškindavo būtent tai, kad jumise sėdi ta negatyvi emocija arba ribojanti programa, kas tai bebūtų, ką jūs ten būtumėte, bet kapste dabar tokio raktinio svarbaus. Pasikalbėkite su tuo. Tegul parodo
Kokias situacijas tai sukeldavo jumise, jūsų gyvenimuose? Ir kada tai jumise atsirado? Su kokia situacija to energetinio gniužulo atsiradimas buvo susijęs? Su kokia situacija tai buvo susiję ir ar jūs tai pats arba pati sukūrėte, arba tai perimtas jausmas, arba perimta programa? Aš kalbu, man dar ateina naujos praktikos, aš tuom pasakysiu. Ir paklauskite mainais, ką aš galiu atiduoti pasauliui. Jeigu ta energija padės mum biškai sutvarkyti šitą situaciją, transformuoti šitą energetinį gniužulą, juodą, tamsų rutulį, darinį, būtent tie dariniai tamsus, jie po to perauga į ligas, taip pat formuojasi mūsų lygas iš pradžių energetinėme lygmenyje, po to pereina į fizinį. Todėl aš matau ligas dar prieš jiems susiformuojant. Todėl jeigu jums reikia praskanuoti kūną, jūs galite irgi ateiti pas mane, aš jums praskanuosiu. Nes aš matau tus darinius energetinius jumise, apie ką tai, todėl galite ateiti, jeigu jūs turite problemų su sveikata. Ką jūs galėtumėte padaryti būtent mainais, atiduoti pasauliui už išgydymą, už tų gniužulų transformaciją? Ką jūs galėtumėte padaryti dėl pasaulio? Ką atiduoti mainais energijai, kurie eina iš visatos, iš erdvės, iš šaltinio? Ką galite duoti mainais? Paprašykite dabar, kad prie jūsų atsirastų jūsų dvasiniai mokytojai, dvasinė komanda, angelai, arhangelai. Galite pakviesti Jėzų į šitą erdvę. Galite pakviesti arktūriečius, siriečius, plėdiečius, andromediečius, tie, kurie jums rezonuoja, kad padėtų jums šiame transformacinėme procese. Pajauskite kosmoso energijas, tą visą tokią tą visą judesį, kuris vyksta kosmose, kuris vyksta mūsų Saulės sistemoje, tos energijos, kurios eina vėjo kombustos, ugnies energijos, ugnies stulpų energijos. Tiesiog tai eina tarytum tokia purškiama ugnis, ne, kai aukštesnės jėgos purškia tą ugnies transformacinę energiją į mūsų planetą, į mūsų gyvenimus, duodami mums resursus, galimybes eiti, judėti į priekį, padėti mums toje transformacinėje kelionėje, bet mums reikia išreikšti ketinimą. Paprašykite dabar jūs pastiprinimo, dar daugiau ugnies, dar daugiau tokio dar daugiau ugnies, kad tai padėtų jum numesti tą seną odą, seną apvalkalą, seną rūbą, kad jūs galėtumėte kaip feniksas sudegti, bet sudeginti visą tai, kas atgyvenę, kas neteisinga, kas veda kas neveda jūs link jūsų evoliucijos. Įsivaizduokite, kad ta ugnies eina ir tiesiog sudegina tą apvalkalą, kuris susidarė
kaip toks energetinis kūnas, kuris buvo suformuotas būtent iš to gniužulo juodo. Tegul ta energija, auksinė energija jumyse ir ugnies energija iš išorės tiesiog sudegina visą tai, kas nereikalinga. Jūs galite paimti dabar akmenį arba tą kristalą, arba tiesiog druską. Galite padėti druską į saują, galite paimti kelias saujas, tiesiog pagal pajutimą. Galite netgi paimti kelis akmenis, jeigu jūs turite. Galite pat irgi pakartoti iš įrašo. Paimkite akmenį ir įsivaizduokite, kad į tą akmenį pereina visa ta negatyvi energija, kuri buvo jūsų kūne ir jūsų auroje, ta visa susikaupusi energija. Jūs galite paimti nuo savo viršugalvio priešais laikrodžio rodyklę, priešais laikrodžio rodyklę pasukti, tarytum surinkti, įsivaizduoti, kad šitas akmuo yra kaip kempinė, kuris tarytum taip įsuka ant savęs, tokį kaip juodą negatyvų siūlą, kuris išima iš jūsų būtent tą negatyvę energiją. Tai yra žemės, mūsų žemės motinos dovana, žemės stichijos dalis, būtent akmuo, kuris kaip kristalas gali sugerti į save tą informaciją, nes kristalai turi puikią galimybę perimti ant savęs informaciją. Paprašykite būtent žemės energijos, žemės stichijos padėti jums dabar. Tiesiog pasukite akmenį, įsivaizduokite, tarytum kaip ant tokios, tarytum kaip siūlas apsivinuoja aplink akmenį, kokio dydžio tai bebūtų. Galite, jeigu ten, kur yra kaip tik lygos jums, įsivaizduoti, kad čia yra toks stebuklingas magnetas ištraukiantis lygą. Galite pridėti prie jūsų skaudamos vietos. Galite dar pastiprinti procesą, dar stipriai dar patrinkite rankas, kad rankos sušiltų ir aktyvuotųsi būtent čakros delnuose. Dar galite palaikyti akmenį tarp delnų, ar aktyvuoti jį, dar labiau aktyvuoti, paprašyti, kad jisai perimtų ant savęs, priimtų tai, ką jūs esate pasirengę atiduoti. Tai, kas jau atgyveno, tai, kas jau atliko savo funkciją. Tie energetiniai dariniai, kurie susidarė anksčiau, bet jūs kažką permestėte, suvokite, bet dabar tiesiog reikia išimti iš savęs tą negatyvią energiją. Galite tiesiog laikyti tarp delnų ir įsivaizduoti, kad mūsų delnuose yra būtent čakros energetiniai centrai, per kuriuos irgi mes galime išleisti tą negatyvią informaciją. Galima dirbti ir taip, ir taip. Matykite, kaip kremzlės, nežinau, juduliai, gleivės, galbūt net gyviai kokie nors išeina iš jūsų. Ugnis tai sudegina, akmuo išima. Viduje veikia auksinė energija, išorėje ugnies energija. Jos dabar kaip toje automobilių plovykloje, tie šepečiai kaip ugnies energija veikia maksimalių jums saugių pajėgumų. Tiek, kiek jūs galite dabar atiduoti ir tiek, kiek jūs esate dabar pasirengę transformuoti. Ir paimkite tiek energijos, kiek jums dabar saugu. Ne daugiau, nei mažiau. Pabūkite dar tame, paprašykite akmens, kad jis ištrauktų visą tai, kas jums nebereikalinga, kas atitarnavo. Gali netgi papykinti, aš jaučiu labai daug, pykina labai, bet jaučiu ir matau tos procesus.
Paprašykite Jėzaus, aš jaučiu Jėzaus buvimą, paprašykite Jėzaus nusiųsti jums jo palaiminimą ir pajausti Jėzaus spindulį kaip dovaną už tą darbą, kurį jūs atliekate su savimi. Pabandykite, įsivaizduokite, tarytum Jėzus iš savo dvasinės širdies siunčia jums energiją, tokį kaip spindulį, ir apgaubia jūs tą šviesą, mylinčią energiją, kuri tarytum užfiksuoja procesą. Žinot, kaip mes darome, moteris žino, kaip mes darome, tarytum veido pilingą, ne, mes biškai taip šveičiame veidą, tokiam stipresniem priemonėm, ir po to mums reikia sušvelninti, padengti, tarytum tokiu kremu arba serumu, kad odą apsaugoti, ne, tokį uždėti apsauginį sluoksnį po tokios stipresnės procedūros arba rūgštelės, arba, žinot, užpoliruoti mašiną, jeigu vyrams labiau, ne. Nuplovėme, o dabar reikia tas viršutinis sluoksnis, tas poliravimas, apsauga, viršutinis apsauginis sluoksnis, kurį dabar siunčia, perduoda Jėzus. Kuo greičiau mes transformuosimės, kuo greičiau optimalus kiekis bus tokių žmonių vibruojančių aukštom vibracijom, tuo greičiau mes susitiksime, sako Jėzus. Aš apie tai jau sakiau, bet dabar jis irgi tą sako. Sako, kad labai laukia susitikimo. Bet jis yra visą laiką šalia. Jis visą laiką šalia ir kvieskite tiesiog jį, kai jums yra sunku, kai jums yra vieniša. Prašykite jo būtent spindulio, jų energijos padėti jums atstatyti, duoti resursų, jėgų, pakilti, kai mes suklumpame kažkaip tai, ne, arba mūsų klubdo gyvenimas, kaip jisai ėjo kryžiaus keliu, nešdamas ant savęs savo kryžių, taip ir mes nešame tam tikrą prasme savo kryžių, savo karmą, ir kartais suklumpame. Ir kartais reikia, kad kažkas ištiestų mums ranką, duotų tokį energetinį pastiprinimą. Jisai sako, aš puikiai suprantu, ką reiškia būtent suklūptume. Dabar būtent rodo tos vaizdus, kryžiaus kelią, kai mes po savo naštą tiesiog suklumpame nuo nesugebėjimo nešti toliau į kalną savo naštos, savo atgimimui, kaip ir jisai, nešdamas naštą, netgi ne savo žmonijos, jisai atgimė kaip Feniksas. Ir jisai man rodo dabar būtent tą paralelę, jo kelionę į nemirtingumą. Nes jisai iš tikrųjų dabar gyvena tam pačiam kūne, jisai gavo nemirtingumą, pirmas žmogus, kuris gavo nemirtingumą besąlyginį, būtent dėl tos misijos, kurią jisai atliko. Ir jisai dabar rodo jo kryžiaus kelią, lygina su mūsų gyvenimais ir su mūsų galbūt dabar to periodu, kurį mes galime dabar eiti, link to prašviesėjimo, nemirtingumo. Man pačiai čia labai įdomu, iš tikrųjų. Su Jėzumi aš dar taip nebendravau ne kartą, ties tokiu eteriu tiesioginiu. Jis sako, jūs dabar praeinate savo tam tikrą kryžiaus kelią. Ir sako, aš jums parodžiau, kas gali būti, kai mes praeiname jį oriai. Ir dėl to sako, prašykite manęs pagalbos, jeigu reikia atsistoti. Jeigu reikia energijos, patarimo, tie, kas galite girdėti. Tiesiog prašykite patarimų, pagalbos, jisai duos kažkokiu tai kitokiu būdu
Galbūt dabar visi gaunate tą atsakymą. Jis man sako dabar, kad galbūt dabar dauguma gavo atsakymą į tą savo užklausą, kurią jūs išsakėte, intenciją gauti atsakymą. Ir kur ieškoti pagalbos, ir kur ieškoti pagalbos. Jisai siunčia mums tokį mylių, laiminu, tokį palinkėjimą. Jūs įkvėpkite, iškvėpkite, atsimerkite, grįžkite čia ir dabar į šitą akimirką, į šitą jūsų gyvenimo momentą, į jūsų kūną. Padėkokite energijoms, padėkokite stichijoms. Aš tai pasakysiu, ką padaryti su akmeniu. Galite dar įsivaizduoti, kad jūs šitą akmenį, tą jūsų akmenį arba druską, jūs dabar dar mintise įmetate tokią astralinę ugnį, kad perdegtų dar tai. Ir tas negatyvas, kuris išsilaisvina, tegul tai būna nukreipti į juodąją skylę. Įsivaizduokite, kad tai sudega, jūsų akmuo ten sudega, fizinis akmuo, jūs įsivaizduokite, kad jūs metate į ugnį, tokį laužą arba liepsną. Išsilaisvina tokia irgi juoda energija, juodi dūmai ir tegul tai dūmai nueina į juodąją skylę transformacijai. Padėkokite energijoms, stichijoms, man, savo, kitiems, kurie buvo irgi šioje meditacijoje. Dabar pasižiūrėjau mūsų dabar 77, irgi toks ženklas, sėkmės ženklas 77, toks fortūnus. Tam tikrą prasme, ne? Linkėjimai nuo Jėzaus. Kvieskite jį, kai jums yra sunku. Galite mane kreiptis, kai jums yra sunku. Parašykite, kaip praėjo praktika, kokius atsakymus gavote. Pasidalinkite, man visą laiką labai įdomu skaityti jūsų komentarus. Kol jūs rašote, ką daryti su akmeniu. Ką daryti su akmeniu. Akmenį padėkite kur nors žemėje. Galite išmesti į vandenį, į sūrų vandenį, jūrą, upelį. Ne? Tie, kas gyvena prie jūros, idealiausia kažkur į tokį sūrų vandenį, druskingą. Galima padėti miške, galima padėti į upę kažkokią mesti. Ne? Tiesiog tegul jisai atgula, atgauna tokį poilsio. Ir įsivaizduokite, kad kartu jūs numetėte nuo savęs tą naštą kaip kryžių, kurį jūs nešate savo gyvenimuose. Ir rašykite, galbūt čia buvo kažkas, kuris buvo su manimi pirmą kartą. Mano vardas yra Elvyra, aš esu dvasinė psichologė, konsteliacijų specialistė, čenelerė, aiškiaregė, bioenergetė, naujųjų energijų vedlė, transliuotoja, kontaktuotoja su kitom civilizacijom. Jo, kai birimai iškyla paviršių, tai raudona šviesa. Čia birimai dar yra apie sluoksnį apsauginę, apie apsaugą nuo pasaulio, ne? Svorės, birimai, ypatingai psoriazė, akne. Tai yra labai rimtos problemas, su kuriuo nelaukite, nes tai tikrai raudonas mygtukas. Viskas jau lenda, taip, viskas lenda lauk, o organizmas negali susidoroti. Taip. Ir dar negali susidoroti vienaip, o iš kitos pusės tai irgi apsauginis barjeras, sluoksnis, kažkokia tvora, kurią žmogus pats pasąmoningai nusistato tarp savęs ir pasaulio. Drukskas išsipylė. Surinkite druską, susiurbliuokite, nieko tokio druską, po to kažkur išmeskite. Galite, jeigu norite šiandien, galite rytoj, geriau išneškite bent jau kažkur lauką, šiandien, kad nebūtų namie. Šiaip galite labai gerai dabar irgi namus tvarkytis, daryti naują tvarką namie, gyvenime. Mainų atsakymas, mylėti viską, aplink ir rūpintis.
Bet jau kurį laiką tai darau. Reiškia, dar kažkokia tai žinutė ten jums yra. Karštas akmuo, nu, tai tiek įkrauti į save. Druską galite irgi ten pat kažkur išmesti į žemę. Galite druską netgi į tualetą kažkur tai. Labai žiauru, gerai. Kosulys iškyla. Noriu tapti čeneleriu. Tai tapkite. Tapkite. Tam reikia biški. Aš papasakosiu apie save, padarysiu, kaip aš tapau čeneleriu, aš papasakosiu. Ar pajutėte Jėzaus energijas? Ar pajutėte būtent tą apsauginį sluoksnį, tą tokį užviršavimą energijomis per Jėzų? Turiu gyventi meilę ir džiaugsme. Taip, beveik vienodai atsakymai. Labai stipriai veikiau, pakviečiau Jėzų ir paprašiau jo pagalbos. Pradėjo verkti, tik jo ašaros nevalingai, labai buvo jautru. Negailėkite akmens, galbūt tas grožis, tas gražus akmuo ir turėjo galbūt jis atliko jo savo rolę. Žinot, akmenys, kristalai, juos reikia pastoviai valyti. Man dabar sako, dėl to gražus akmuo reikia gaila išmesti. Kristalus reikia karts nuo karto valyti su druska, su tekančiu vandeniu. Jiegi sugeria energiją, jie sugeria, kartais jie netgi skyla, jie kartais nukrenta ir sudūžta. Netgi būna papuošalai, jos karai nukrenta ir akmenukas įskyla arba prasme, akmenukas tiesiog kažkur iškrenta ir nueina su vandeniu ten kur nors į kriauklę, ne? Viskas. Jis savo rolę atliko, nes akmenys jie sugeria labai į save blogą energiją, negatyvą, jeigu mes to prašom. Jie tokie yra tokios kempinės, ne, energetinės kempinės. Gal negailėkite. Ir jeigu jūs pametė būtent tą akmenį, reiškia, tas akmuo jau buvo pasiruošęs išeiti, arba pasiruošęs buvo atlikti būtent tą funkciją. Negailėkite. Akmuo grįš namo. Akmuo grįš iš ten, iš kur jis atėjo. Kaito. Jautėsi šilumą liečiant skaudamas vietas. Taip. Čia buvo labai stiprios energijos, tiesiog man pasakė, kad būtinai šiandien visiems, kad tai būtų atvira, galite pasidalinti su kitais. Tie, kurie pirmą kartą aš visą laiką leidžiu dalyvauti nemokamai, todėl čia donacijos mainai gali jie būti, gali nebūti. Vat. Tai visi atsakymai, mačiau visas gyvenimo situacijas, lik filmo. Kaip aš jau parodyti kūno blokus, pradėjo skaudėti kai kuriuose kūno taškuose. Vėliau skausmas išsisklaidė. Ateikite vat, būtent tas 5 dienas už tos minimalius mainus. Jūs galite mokėti ir daugiau. Jūs galite mokėti ir, nes mes panašiai dirbsime, bus panašios praktikos, bet bus ir neurografika, bus darbas su smegenimis ir darbas su energetika. Būtent sudaryti tos naujus tos. Tai yra geriausia investicija dabar, ką mes galim padaryti. Ta investicija, kuri duoda didžiausius procentus ir dividendus, dabar būtent, ne, tai yra būtent tas darbas su savimi, apsivalymas, energetinis apsivalymas. Dabar tai yra labai labai svarbu. Aš tada aukoju pinigus vargstantiems žmonėms. Ne visada tai yra gerai. Labai jaučiu Jėzų, jaučiu kažką per viršų galvėjuoja, ten buvo energijos. Ką su vandeniu daryti? Vandenį tiesiog gerti, kad jisai būtų, vanduo labai gerai praleidžia energijas ir vanduo tiesiog automatiškai pasikrauna. Tiesiog, kad vanduo kaip vandens stichija būtų visą laiką ant stalo. Gerti.
Akmuo praktikos metu tapo karštas. Gerai. Tai dar biškai pažiūrėsiu. Jėzaus energija pliūpsniais. Aš sveikinu tuos, kurie šiandien atėjo, kurie padirbėjo šią dieną, ypatingą dieną, tikrai skirtingais aspektais, energetiniais, ėjo labai stiprios energijos. Palikite donaciją, kiek jūs įsivaizduojate, kad ta praktika buvo, kiek jūs norite atsidėkoti už tą praktiką, kiek jūs norite iš savęs atiduoti, nes mes turime ir padaryti vietą, nes jeigu dabar vieta užimta, jūs energetiškai turite irgi atsilaisvinti, ne? Atsilaisvinti, geriausias būdas tai padaryti pinigais, tai paimti iš savęs kažkiek energijos, ne? Pinigų energijos, padaryti savyje vietą, kuo daugiau vietos padarys, tuo daugiau naujos energijos ateis. Bet jeigu mes norime, kad į mūsų gyvenimą ateitų kažkas naujo, ne, tai kuo daugiau daiktų iš namų išmesime, tuo didesni pokyčiai bus ir kuo daugiau, sakykime, irgi piniginius mainus arba kažkokius tai mainus atiduosime arba tiesiog į visatą kažką tai papildomai, ne, tai tiek vietos bus naujam. Parašykite po to telegramų, kur nors telegramų kanale, Facebook'e po postais, kaip jums buvo šitą meditaciją, aš tada paklausysiu. Ir manau, tada rytoj susitiksime su tais, kurie norės eiti tas 5-6 dienas, padirbėti panašiai padirbėti panašiam praktikum. Gerai, viso gero. Ar meilė savo kursui bus pertrauka? Ne, nebus pertraukos, bet mes galim ją padaryti, nes praktikų bus daug, tai meilė savo padarysim pertrauką. Aš tada parašysiu grupėje, nes tiesiog šiandien atėjo ta mintis padaryti būtent tą mini retrytą. Man tarsi mano galvos nukrito. Dėkuoju, Elvyrai. Dėkuoju ir jums visiems, nes visi mes pastipriname tą bendrą lauką ir padarome tą procesą lengvesnį, vienas kitam padedame irgi taip jungiantis į tas praktikas. Mes irgi padedam savo ir visiems. Iki kito karto.